Juste, esi Lietuvoje esančio kosmetikos fabriko bendraturtė. Pasakyk tu man, ar lietuviška kosmetikos industrija žengia koja kojant su vakarų Europą? Ar tiek pat esam pažengę? Na, turim būti atviri. Mes neturim gal tokių ilgų kosmetikos kūrimo tradicijų, kokius turi prancūzai, tie patys šveicarai ar net italai. Tačiau mes tikrai šiuo metu turime absoliučiai visas galimybės kurti aukščiausios kokybės kosmetikos produktus. Ir viskas priklauso nuo noro investuoti. Tai yra labai brangus malonumas, brangu žengti koja kojon su kosmetikos lyderiais pasaulyje, tačiau bent jau mes padarėm tokį sprendimą ir tikrai galime kurti tokios pat labai aukštos kokybės kosmetikos produktus, kuriuos kuria ir tas ilgametės kosmetikos kūrimo tradicijas turinčios šalis. Mes perkame tuos pačias žaliavas iš kosmetikos žaliavų gamintojų, mes dalyvaujame tokiuose pačiuose didžiausiuose kosmetikos renginiuose skirtose kosmetikos kūrėjams. Mes tarpusavyje galime dalinti savo žiniomis ir kurti produktus kartu. Tai viskas priklauso nuo noro, nuo pasiryžimo investuoti tiek į žinias, tiek į įrangas ir visą procesą. Taigi mes nusprendę žengti koja kojon ir mūsų rezultatai rodo, kad mums puikiai sekasi. Žinau, kad tavo kosmetikos fabrike tikrai gaminasi ne vienas prekių ženklas, tiek lietuviškas, tiek iš užsienio. Gali pasakyti kas? Ar tie gigantai gaminasi Lietuvoje? Aš taip norėčiau kartais pasakyti, su kokio tipo prekės ženklų savininkais turime galimybę kartais papietauti, pavakarieniauti ir kokie žinomi prekės ženklai pas mus ateina parodose į stendą ar net aplanko net mūsų fabriką, bet dėja aš negaliu. Ir negaliu kartais net pasakyti, kurie produktai dalyvauja tarptautiniuose dideliuose kosmetikos konkursuose ir laimi arba patenka į finalus. Tai tos sutartys jos yra tikrai griežtos, labai nedaug prekės ženklų tarptautinių leidžia dalintis informaciją, kad tu jiems gamini. Na, bet yra faktas, kad daugiau negu 70% mūsų pagamintos produkcijos iškeliauja iš Lietuvos. Taigi tokios šalis kaip Amerika, Vokietija, Švedija, Danija, Anglija, tai yra šalis, į kurias važiuoja Lietuvoje pagaminti kosmetikos produktai. Mes tuo labai didžiuojamės ir tikrai yra ne vienas vardas yra kosmetikos, kurį pasakius jums tikrai nekiltų abejonių, ar jūs jį žinote ar ne. Tu taip pat kuri savo prekių ženklą Selemi ir žinau, kad dalį produkcijos gamini Lietuvoje, Cosmaway fabrike, o likusią dalį visgi Prancūzijoje. Tai dabar, žinai, iškart kyla klausimas. Kodėl? Tai vadinas, kažkokių produktų pasigaminti taip gerai negalime? Pagrindinė priežastis, kodėl aš nusprendžiau gamintis dalį kosmetikos produktų Prancūzijoje, būtent ir buvo tas noras žengti koja kojon su pačiais moderniausiais, inovatyviausiais kosmetikos fabrikais ir tiesiog bendradarbiauti su jais ir pasižiūrėti ir mūsų pačių turimas žinias, ar ne, kad mūsų chemikų komandos dirbtų kartu, mokytųsi vieni iš kitų. Ir man, žinok, tikrai yra labai džiugu, kad dabartinės Selemi naujienos, kurios yra kuriamos dalis mūsų fabrike Lietuvoje, dalis Prancūzijoje, mūsų chemikų komanda, aš labai didžiuojuosi, nes labai dažnai būtent jie tampa tie, kurie sako, bet pažiūrėkit, šita žaliava galėtų būti dar naujesnė ir procentinis dydis galėtų būti dar kiek kitoks ir į jį galėtume pažiūrėti dar labiau kitaip ir inovatyviau. Tai kol kas aš matau, kad tos diskusijos mūsų komandos, kur yra tarptautinė ir toks ir buvo tikslas, jos yra tikrai labai konstruktyvios ir abiems pusėms naudingos. Ir ta partnerystė tik tai stiprėja ir aš kuo toliau, tuo labiau noriu, kad mūsų komanda būtų tarptautinė. Manau, kad tai tikrai padeda augti, tobulėti ir kad Lietuvoje tas kosmetikos kūrimo verslas pagaliau būtų toks, kur nekiltų abejonių ir niekada tau nereikėtų daugiau klausti manęs, kaip, tai ar lietuviai gali kurti kosmetiką ar ne. Mes galim, tik ar visi norim kurti taip, kaip modernioje visuomenėje dėrėtų. Čia yra klausimas. Kurie Selemi produktai gaminami Prancūzijoje? Lakštinė veido ir kaklo kaukė, bioceliuliozinė, ar ne? Taip, gaminamos veido ir kaklo kaukės, jau sukurtos ir paakių kaukės, ir veido kremai yra kuriami. Tai kaip ir minėjau, tai nereiškia, kad
tiesiog mes užsakėme naujo produkto gamybą Prancūzijoje. Tai yra tarptautinės chemikų komandos bendras darbas. Mūsų lietuviai, chemikai dirba kartu su prancūzų chemikų laboratorija, ieško bendrų sprendimų. Ar pastebi, kad visgi tautiečiam, žinai, labiau veikia užrašas Made in Lithuania negu Made in France? Čia taip gal anksčiau labai būdavo tokia mada, kad jeigu bus parašyta kilmės šalis, tai kažkaip tai jau nulems produkto kokybę. Arba jeigu bus parašyta Made in Lithuania, ten pagaminta Lietuvoje, tai gal pagailės lietuviai savų ir nupirks jų produktus, kad paremti. Bet aš labai norėčiau, kad pagaminta Lietuvoje žmonės pirktų ne dėl to, kad norėčiau paremti lietuvius gamintus, o todėl, kad kokybė labai džiugina. Tai man atrodo jau truputėlį kiek pasenęs požiūris rinktis produktus pagal pagaminimo šalį, kosmetikos rinkos atžvilgių, nes kaip ir minėjau, tikrai priklauso ne nuo šalies, o nuo gamintojo. Ir tas gamintojas gali būti Lietuvoje, gali būti Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, gali būti Prancūzijoje ir Italijoje. Nuo jo priklauso, kiek jis nori kurti kosmetikos produktus su požiūriu, kuris yra augti kiekvieną dieną. Tai aš tikrai labai rekomenduoju ne į šalį žiūrėti, o į gamintoją. Ir būtent renkant daugiau informacijos apie jį, daryti sprendimus, ar tu juo pasitiki. Jau ne vienerius metus kalbama apie tvarumą drabužių ir kosmetikos pramonėje. Tai man labai įdomu, kaip tvarkotės su šiuo klausimu. Tvarumasgi į šviesesnį rytojų veda. Na, kosmetikos rinkoje tas tvarumo klausimas tikrai yra labai labai aktualus ir mes, kaip kosmetikos gamintojas, kuris priklauso ir Lietuvos kosmetikos asociacijai, o pastaroji priklauso Cosmetic Europe, mes privalome tikrai vadovautis ES visų pirma įstatymais, jų rekomendacijomis nustatytomis ir ką tikrai pastebime, kad Europoje tam tvarumui yra skiriamas labai labai didelis dėmesys visomis prasmėmis, bet visų pirma, ką noriu tikrai paakcentuoti vartotojui, kad tos problemos turi būti sprendžiamos daug labiau iš pagrindų, o vartotojas labai dažnai atkreipia į tokius, tiesiog dažnu atveju tik rinkodarinius kažkokius. Taip, tokius dažnai labai rinkodarinius teiginius, kurie iš principo to tvarumo ne iki galo taip ir sprendžia. Vartotojui parašoma, kad šitas buteliukas yra iš perdirbto plastiko, ar ne, nors paskui jisai yra užetiketuojamas ir tas buteliukas taiga paverčiamas tokiu, kurį perdirbti, pavyzdžiui, yra neįmanoma, ar ne. Taigi yra daug tokių niuansų, kur ten ta pateikta žinutė, kurią vartotojas priima kaip jau labai svarbi informacija, kartais būna toli nuo to tikrojo realaus tvaraus sprendimo, bet pavyzdžiui gamybos procesas ir mes patys investuojam ir į saulės elektrinės ir į daug kitų įvairių sprendimų, kad tas gamybos pats procesas būtų tvaresnis. ES skiria labai didelį dėmesį į pačius komponentus, kuriuos mes naudojame ir tai irgi iš dalies stabdo ir daug inovacijų tuo pat metu, ar ne, nes gamintojai vis kuo toliau, tuo labiau yra apribojami, lyginant su kitomis pasaulio valstybėmis. Taigi tikrai dėmesys yra skiriamas labai labai didelis. Jeigu tu nori gaminti didžiausiams ir gerai žinomiems pasauliniams kosmetikos prekės ženklams, arba tu nori, kad tavo produkcija būtų žinomiausiose pasaulyje kosmetikos parduotuvėse, tu turi pateikti ilgą labai sąrašą savo tvarių sprendimų, tu turi pateikti net ir tam tikrų sertifikatų sąrašą ir panašiai. Taigi tikrai rinka Europoje tikrai skiria tam labai daug dėmesio, tačiau vartotojai turėtų suprasti, kad problema yra kur kas gilesnė ir sprendimai turėtų būti kur kas labiau iš pagrindų daromi, o ne tik tie tokie, kur labai gerai skamba, bet iš principo, kaip ir minėjau, jie mažai kuo gali prisidėti. Ir dar yra labai įdomu paminėti, kad, pavyzdžiui, naujausi tyrimai, kuriuos atliko Cosmetic Europe, rodo, kad vartotojams vienas iš tokių svarbių aspektų renkantis kosmetiką yra tvarumas. Jie nori, pirkdami kosmetikos produktus, rinktis ir naudoti tvariai, tačiau už tai sumokėti jie nenori. Vadinasi, jeigu kosmetikos gamintojas investuos į tvarius sprendimus nuo gamybos procesų, pakuočių pasirinkimo, tų pačių žaliavų, tai vartotojas sako, kad
Bet daugiau tai aš nemokėsiu ir vis tik matome labai akivaizdžiai, kad tos akcijos, kuo pigesnė kaina, yra vienas esminių tokių kriterijų renkantis, kurį produktą nusipirkti. Tai šioje vietoje aš labai norėčiau, kad pas mus atsirastų toks komandinis darbas ir tas toks didesnis sąmoningumas, kad verslininkas nėra tik vienas atsakingas. Ir mes kaip vartotojai irgi esame atsakingi. Tiek renkantis kosmetikos produktą, tiek paskui naudojant, tiek kaip mes elgiamės su pakuotėmis, kurias išnaudojame. Tai šioje vietoje aš vis tik norėčiau, kad vartotojas taip nenusimestų tos atsakomybės nuo savęs ir kad tie aukšti reikalavimai būtų keliami abiems pusėms, tiek gamintojui, tiek kosmetikos vartotojui. Taigi, kaip ir minėjau, viena iš krypčių yra ta, kad vartotojai nori tvariai, bet už tai nenori sumokėti, tokį tiesiog vartotojų elgsenos tyrimai išvadas padarė, ar ne. Antras dalykas, nori, kad viskas atrodytų irgi prabangiai, bet irgi norėtų, kad kainuotų kuo mažiau. Tai daug tokių truputėlį yra priešų ir mūsų pačių pozicijose kaip vartotojų, o aš irgi juk esu vartotojas. Tai tikrai galima pastebėti tokių vis dar realių problemų, kad daug verslininkų nedaro tvarių sprendimų, tiek pakuočių pasirinkimo klausimų, tiek procesų, vien dėl to, kad vartotojas už tai nenori mokėti, o versle, kad ir kaip beskambėtų, verslininkai nori uždirbti. Ir dėl to toks pasidaro užburtas ratas. Kitas yra svarbus momentas, kad kadangi vartotojai nori tvariai, bet kartu ir labai, kad atrodytų gražiai ir labai prabangiai, ir kartais tai vėlgi tampa priešprieša. Pavyzdžiui, perdirbtas skaidrus plastikas, jis niekada netrodys taip skaidriai ir gražiai, kaip neperdirbtas. Ir kai tu pastatai 2 produktus į lentyną, tokį vaizdžiai matai, kad laimi tas skaidrus, gražus, skaniai labai kvepiantis ir dar su auksiuku fasade. Ar jautiesi laimėjusi grožio loterijoje? Paklausiu paprasčiau. Esi savo graži? Atvirai. Tai tik atvirai. Nežinau, kiek dabar galiu sunervuoti moterų, bet jaučiuosi graži. Tikrai jaučiuosi graži. Nežinau, kaip kitos, jau labai priekabi, žiūri tą veidrodį ir tas ir anas negeri ir tas... O ne, vienintelį, ką atsimenu, kad kai turėjau paauglė tarpą tarp dantų, aš grįžau namo pas mamą ir sakiau, žinai ką, viskas, aš daugiau su juo negyvensiu, nes man vienas berniukas pasakė, kad aš esu kasininkė. Ir sako, kaip supras kasininkė? Sako, paimi monetą ir tarp dantų. Tai va šitą įžeidimą aš atsimenu. Ir tada mama man padarė estetinį bliombavimą, kad nebūtų to tarpo tarp dantų. Tai buvo vienintelis kartas, kada aš tikrai, man atrodė, kad va čia šitą momentą norėčiau sutvarkyti, nors dabar, kai matau, kad mano tėtis turi tą tarpą tarp dantų, kartais pagalvoju, kad gal visai būtų buvę nieko pasilikti. O šiaip tikrai, aš pavyzdžiui, turiu sergančią odą, lėtinę aknę ir tai yra tokie, bangom ta būklė mano odos ir kartais būna staiga tu atsikeli, ir ta oda yra sureagavusi, taip netikėtai tu per naktį tapai paauglė. Ir ypač dar žinant mano darbą, kur tikrai ta oda ir plaukai yra truputėlį toks, kaip vizitinė kortelė. Ir tu staiga atsikeli ir jau ir čia bėrimas, po dienos dar viskas intensyviau, dar dukra ateina ir pasako, mamytė, kas čia dabar? O tu kažkaip pasižiūri ir galvoji, palauk. Tai jeigu man čia kelis spuogai dabar sugadins mano pasitikėjimas savimi, tai jau tada kažkas iš pagrindų yra blogai, jau nebespuogas yra pagrindinė priežastis. Tai kažkaip aš labai taip esu linkusi žiūrėti į tą bendrą visumą ir taip neakcentuoti tų mažų detalių kažkokių, nes kad ir didelių, nes kitu atveju tai turbūt būtų be pabaigos tvarkymas savęs. Turbūt ir tas pradėtų netikti, ir anas pradėtų netikti. Ne. Kažkaip aš nusprendusi save mylėti, aš esu patenkinta. Tikrai skiriu labai daug laiko savo kūnui, tiek ne tik išoriniam, bet ir kad visai jaustųsi gerai iš vidaus. Tai kol kas tikrai aš jaučiuosi gerai. Kaip ir minėjau, nesvarbu man dabar, kiek susierzins tai girdinčių, bet tikrai iš manęs vargiai išgirsite, kad aš jaučiuosi negraži. Mokykitės, moteris, mylėti save iš justės. Jeigu tai, ką nors įkvepia, pasižiūrėti į veidrodį ir save labiau pamilti, aš tikrai labai džiaugsiuosi. Dažnai dalyvauju verslo susitikimuose, ne tai, kad dažnai, bet nuolat. Ar prireikia įrodyti, kad esi ne tik graži, bet ir protinga, žinai? Pradžioje labai daug
reikėdavo tam skirti laiko. Tikrai, versle tikrai jaučiu, kad tas stereotipiškumas dar tikrai egzistuoja ir tu matai, kad kai kurių žmonių, kurie tavęs nepažįsta, ta tokia pirma truputėlį reakcija būna, tikrai ne kartą esu pajutusi, pažiūrėsim, ką čia gražuolė. Kartais net nevalyvai yra išsprūdę tokie žodžiai, kad, tai prisės gražuolė. Ką tu čia dabar pasakysi, įdomu, kaip ir, toks tikrai tu gali ore pajusti tą tokią tvyrančią mintį, ar ne? Ir aš atsimenu, kad kada aš suvokiau, kad turbūt tas stereotipas vis tik man yra matomas mano, ar ne, kažkokiame kelyje į verslą, kai aš pradėjau prieš eidama į verslo susitikimus pagalvoti labai, kaip aš čia rengsiuosi ir kad tik tai jau čia neapsirengčiau ir neužsidėčiau per aukštą kulnių. Gal jau čia vis tik norėčiau užsidėti šitą suknelę, bet gal jau reiktų kažkaip tais pasižiūrėti konservatyviau. Ir kai tai pajutau, tada supratau, kad panašu man tas mano stilius išvaizda gal kažkiek ir nepadeda tam tikrų momentų, bet paskui labai persilaužiau ir ypač persilaužiau po vieno komentaro, tarp kitko žurnalistės, kai verslo portalui reikėjo atsiųsti mano nuotrauką ir aš tiesiog atsiunčiau iš to, ką turiu, nes net ir darydama verslo fotosesiją, aš vis tiek esu kosmetikos industrijos atstovas, tai toks, truputėlį mados prieskonis fotosesijoje, man atrodo, yra pakankamai normali praktika pasaulyje. Ir aš gavau iš žurnalistės tokį komentarą, kad o tu neturi kokių nors truputį kitokių nuotraukų. Ir aš sakau, kokių tų nuotraukų? Ir sakau, tokių, kur supranti, visose nuotraukose tu tiesiog per gražiai atrodai. Ir tada man labai buvo toks geras lūžio taškas, kai aš sakiau, žinokit, su visa pagarba baisiau nenoriu atrodyti. Tai jeigu jau netinka tos nuotraukos, tiek to. Jeigu reikia kitokių, galima tuomet jau sutarti su jūsų fotografu, gal jau visai žinos, kaip mane nufotografuoti truputį baisiau. Ir tada jau gal jau kažkaip tai padės iliustruoti mano norimą pasakyti mintį apie verslo vystymą. Tai tikrai yra tas toks stereotipas, aš manau, dar gyvas, kad ta išvaizda kartais truputėlį bando supriešinti tą požiūrį į tavo galimus gebėjimus, bet aš kažkaip esu priėmusi sprendimą baisiau netrodyti niekur. Taip, etiketą išmanyti reikia, protokolą išmanyti reikia, žinoti, kokioje vietoje, kaip apsirengti, kaip save pateikti, aš manau, irgi pravartu kiekvienam žmogui, mane to net tėtis mokydavo, puikiai atsimenu jo pamokas, kai sakydavo, žiūrėk, į bažnyčią, truputėlį reikėtų apsirengti štai taip, su draugais į vakarėlį štai taip, ar ne, į verslo susitikimą jau gal galima truputėlį kitą eilutę apsvarstyti, tačiau į kiekvieną verslo susitikimą einu norėdama būti graži ir visų pirma pilnavertiškai graži. Ir jeigu ir iš pirmo vaizdo kam nors ir kyla toks klausimas, ar ji tik gražių akių ir gražių plaukų, tai aš manau, mano pačios yra atsakomybėje padaryti viską, kad po vieno kito mano ištarto sakinio galėtų žmogus susiformuoti visumos vaizdą. Ir už tai esu atsakinga aš pati. Jeigu jau, skirsiu laiko tik tai išoriniam grožiui, o pati prie to verslo susitikimo stalo pasakysiu nelabai gražius ir protingus sakinius, tai jau čia bus mano pačios kaltė. Girdėta frazė? Ai, tik vaidina didžią verslininkę. Viską čia vyras padovanoja, už ją padarė. Neslėpkim, Pinkevičiaus pavardė nuo seno asocijuojasi su milijonais. Kaip yra iš tiesų, Juste? Kur tos milijonus slėpi? Girdėta labai, bet aš tik tai noriu priminti tą tikrąją mano pavardę, su kuria gyvenau ilgiau negu gyvenu dabar su naujaja. Tai aš esu Unguraitytė ir tuo labai didžiuojuosi. Ir vis tik ta pavardė Unguraitytė man, jeigu taip jau atvirai, žinokit, versle yra padėjusi. Nes mano tėtis tikrai yra toks, kaip aš tikrai jo labai didžiuojuosi, jis yra ir sėkmingas verslininkas ir žinomas stiklo dizaineris Lietuvoje. Tai tikrai neslėpsiu, buvę kartu,
kai versle vienam ar kitam verslininkui sužinojus, kad aš esu, tu Unguraičio dukra, Unguraitytė, kad papildomą patapšnojimą per petį ir palaikymo žodį aš esu gavusi. Bet kas liečia mano vyro pavardę, tai žinoma, esu gavusi ne kartą įvairiausių pasakymų, kad tai turbūt tau vyras viską čia nupirko ir jau nevaidink, kad jau tu čia esi didi verslininkė ir panašiai. Bet kai aš žinau, kaip yra iš tiesų ir kai su manimi susipažįsta žmonės, kurie gal ir taip buvo kada pagalvoję, tuomet man tikrai neužtrunka daug laiko tą požiūrį pakeisti. Ir, žinot, tų kalbų, tų legendų, tų istorijų, natūralu, kad jų yra. Žmonėms patinka jų klausyti. Žmogus toks jau, manau, yra sutvėrimas. Bet visada nori, tu nenori, tiesa išaiškėja. Ir tiesa yra paprasta. Aš esu verslininkė. Ir kosmetikos verslą kuriu aš kartu su savo partneriu. Mano vyras, taip, jis yra akcininkas, tačiau jis veikloje nedalyvauja ir jeigu jūs dabar paklaustumėte, kada jis paskutinį kartą net fabrike buvo, tai jis turbūt labai sunerimtų, nes turėtų labai rimtai pagalvoti ir suskaičiuoti. Tai kai aš žinau visą teisybę, tai man tie visi tokie pasakymai gal pradžioje skaudindavo truputėlį, nes dar buvau jaunesnė, dar pati tikrai buvau nepatikėjusi turbūt savo jėgomis, dar pati buvau labai verslo pradžioje. Ir va čia aš tikrai labai norėčiau, kad žmonės, kurie bando kažkaip daryti kažkokias išvadas, nežinodami teisybės, kaip yra ar ne, tai truputėlį pagalvotų, kokia tai yra, kokią reikšmę tai gali turėti tam jaunam žmogui, kuris stengiasi patikėti savo jėgomis. Jūs įsivaizduokit, aš buvau 27 metų, kai mes su vyru, tai yra aš inicijavau ir pasiūliau savo vyrui tapti vieno iš kosmetikos fabrikų bendras savininkais. Ir kai pasiūliau, kad žinai, žiūrėk, čia yra mano kompetencijos, čia aš matau savo verslo ateitį. Ir gal mes padarykime šeiminę investiciją ir aš čia dirbsiu ir štai mano verslo planas yra toks ir toks. Aš juk vyrui turėjau pristatyti irgi savo ar ne planus. Ir tuo metu aš buvau 27 metų, buvau viena moteris tarp 5 vyrų akcininkų ir po kelių mėnesių tapusi nėščia. Ir turėdama tikrai labai didelę ir aiškę svajonę turėti kosmetikos fabriką, kuriuo galėčiau didžiuotis. Taip, jau aš buvau žengusi pirmus žingsnius kosmetikos rinkoje ir jau turėjau 4 metų patirtį, bet ne kaip savo verslo savininkė, o kaip samdomame darbe su tikrai gerais rezultatais, ar ne, tai kažkiek to pasitikėjimo buvo. Bet iš principo tai jo labai trūko ir aš labai dažnai tik vaidindavau, kad aš žinau, ką darau. Ar ne, aš turėjau labai didelį jaunatvišką entuziazmą ir norą. Bet buvau viena moteris, buvau besilaukianti moteris ir dar girdinti aplinkoje įvairius stereotipinius pasakymus. Graži, tai turbūt, tai durna. Tik ir kremus, taip, durna. Graži, tai ką kitą jį pardavinės, tik kremus. Kur jau, taigi Pinkevičienė, tai visas fabrikas yra vyro nupirktas, kokia jinai čia verslininkė. Tai kaip jūs manot, tai padeda tam jaunam žmogui, ar tai kaip tik kai kuriuos iš žmonių silpnesnių gali visiškai atstumti ir jie gali padėti tą savo svajonę labai giliai, nes jie tiesiog gali nepatikėti savo jėgomis. Grūdinau, tave tai užgrūdinau. Tai man pasisekė, kad aš šalia savęs turėjau tikrai labai palaikančius vyrus. Mano tėtis mane augino taip, kad man niekada nekilo abejonių, aš turbūt tik tai jau išėjusi tos tokius platesnius verslo vandenis, pamačiau, kad gal čia iš tiesų yra truputėlį stereotipai, kad ten moteris gal nėra lygiavertė versle kaip vyras, nes aš augau šeimoje, kur mano tėtis nuolat man ir mano sesiai kartodavo, kad tu turi žinoti, ko tu nori, turi būti darbšti, siekti, daryti, tu viską gali, jeigu norėsi, tu galėsi viską. Tave stebint iš šono atrodo, kad tu puikiausiai atliktum pirmosios šalies ponios vaidmenį. Aš jau nekartą pagalvoju, jau jūs tiesiai į lietuviškuosius baltuosius rūmus. Žavi, išsilavinusi, išlaikyta, disciplinuota. Atrodo, kad tu keliesi būtent tą valandą kiekvieną dieną, eini miegoti būtent tą valandą kiekvieną dieną, kad viskas tiesiog yra pagal grafikėlį. Žinai, neterzina mane tai kažkiek. Nes tikrai nedaug moterų taip gyvena. Ar tu niekad neišklysti iš tos doros kelio?
mane, žinokit, tos kalbos netruputėlį linksmina, bet aš tikrai matau, kad erzinu. Aš tikrai matau, kad daug, tikrai pajaučiu iš kai kurių mane supančių žmonių truputėlį tokį susierzinimo klausimą, kaip tu čia viską spėji, tai jau čia viską tu turbūt užsirašai, to nevalgai, tą pasižymi ir niekada jokios klaidelės nepadarai, oi tai atsirado tobuloji. Va šitą aš esu labai dažnai girdėjus, jau šita tobuloji. Tai aš net kai rašiau savo užrašinę, tą rengiau ar ne tokią planuotę kartu su naudingos informacijos apie kosmetikos naudojimą, tai aš net ten parašiau labai aiškiai, kad man disciplina niekada nebuvo apie kažkokį įspraudimą tavęs į labai griežtus rėmus, kad aš pasižymiu, kad tą valandą keliuosi tik tada sportuosiu tik vakare arba tik ryte, paskaitysiu tą knygą lygiai tuo metu, kada yra parašyta mano disciplinos knygelėje arba pažymėta appse. Aš nuo pirmų dienų, kada nusprendžiau garsiau kalbėti apie savo požiūrį į discipliną, daug kartų kartojau, kad ne, disciplina nėra apie tą tokį labai perdėtai griežtą planavimą, kur, kada ir kaip tu būsi. Disciplina apie žinojimą, ko tu nori. Ir tas žinojimas, ko tu nori, jis gali kisti kiekvieną dieną. Ir mano kaip tik yra užduotis neturėti to tokio labai tikslaus valandų plano, kur ir kada ir kaip kas bus. Mano užduotis yra kiekvieną rytą atsikėlus, žinoti, ką daryti šiandien yra vertingiausia. Tarp kitko, aš esu skaičius dabar labai tokią visai neblogą knygą, kuri vadinasi Suvalgyti varlę. Ir ji būtent šitą mintį ir ištransliuoja, kad tu kiekvieną rytą turi atsikelti ir pagalvoti, kokia užduotis šiandien, ar kokios kelios užduotys šiandien tau yra pačios svarbiausios. Tai yra, kurios iš tiesų tau gali prisidėti prie tavo ilgalaikių, vertingiausių tikslų. Ir kartais tu pamatai, kad tos užduotys yra tos, kurias atlikti net neužtrunki tiek daug laiko, bet jos yra tos, kurias tu labiausiai atidėlioji, kurios yra tikėtina sunkiausios kokios nors. Ir aš specialiai kiekvieną rytą atsikeliu ir tiesiog pagalvoju, kokios užduotys šiandien yra tos, kurias atlikus aš galiu tikėtis, kad aš pasieksiu tų savo visų pirma ilgalaikių tikslų, o ne tų šiandien malonumo kažkokio labai greito turėjimo. Tai va tas toks atsikeli ryte ir pagalvoju, kurios tos varlės yra pačios didžiausios, pačios kartais nebūtinai maloniausios, kartais net beveik šlykštesnės, bet turi būti suvalgytos tam, kad aš galėčiau džiaugtis tikrai sportiškų prižiūrėtų kūnų, kad aš galėčiau džiaugtis sparčiai augančių fabrikų, kad aš galėčiau džiaugtis visų tuo, ką pasakiau, būdama mama ir gerus santykius su vyru turinti žmona. Ir tos užduotys gali labai skirtis šiandien nuo to, kaip aš suplanavau šiandieną vakar. Kaip aš minėjau, reikia daryti šiandien viską, kad rytoj galėtum tęsti. Ir kartais šiandien reiškia, kad tu į darbą nenuėjai, kad tu visus išleidai į mokyklą, darželius, darbus, išjungiai telefoną ir įsijungiai Netflixą tam, kad tu rytoj galėtum tęsti. Nes jeigu tu matai, kad tavo kūnui šiandien reikia būtent tokio laiko leidimo, tu tai ir darai. Ir čia man yra aukščiausias disciplinuotiškumo lygis. Man esi disciplinuotas tada, kai tu sugebi laiku identifikuoti ir pamatyti, kad gal vis tik šiandien tu kažkaip ne taip susidėlioji savo tos prioritetinius darbus ir tu turi laiku tai pamatyti, tai pripažinti, svarbiausia ir nemeluoti savo, kad šiandien tu jautiesi kažkaip negerai ir tau trūksta tos vidinės motyvacijos tęsti tai, ką tu dabar darai. Ir vienas iš mano tokių pavyzdžių, ar ne, kaip aš nuolat nukrypinėju nuo savo planų. Aš net mėgstu sakyti, kad aš planą turiu tam, kad turėčiau ką perplanuoti. O jeigu man reikės perplanuoti ir neturėsiu plano, va tada tai man nesijaus žemė po kojom. Tai vienas iš tokių mano pavyzdžių buvo, kurį puikiai labai atsimenu, kai labai vėl skubėjau iš vieno susitikimo verslo į kitą ir galvoju, ir niekaip tų žingsnių čia nesurenku, tai su automobiliu nevažiuosiu, eisiu pėstute ir kaip tik einu pro Vilniaus katedrą ir žiūriu tą Gedimino kalną, žiūriu taip ir tokia nelaiminga į tą kalną žiūriu ir galvoju, jau tiek dabar metų gyvenu Vilniuje ir mano gyvenimo tempas toks, kad aš tik žiūriu į tą kalną, bet niekad į jį neįlipu.
Nu, vat tiesiog įlipti į kalną. Ir aš atsimenu taip, bet palauk. Taigi tu sakai, savo nemeluosi. Tai dabar tas susitikimas sekantis, čia jau pakeis iš principo kažkokius labai didelius verslo planus, čia kažkoks labai labai svarbus netidėliotinas, ar tas, kur aš galiu paskambinti žmogui ir pasakyti, žiūrėk, aš gal galim perkelti tą susitikimą, nes nepasikeis labai per daug rezultatas. Ir aš paskambinau, perkeliau, žmogus kuo mieliausiai tai padarė ir aš lipau į Gedimino kalną, tuoj pat. Nes, nu ką, aš ne vadovė, tai visų pirma, aš turiu būti vadovė savo pačios gyvenimo, tiesiog savo pačios gyvenimo ir priimtų sprendimų. Ir aš lipau į tą kalną, aš pasidariau asmenukę, nusiunčiau vyrui, nusiunčiau kolegoms savo ir man labai patiko reakcijos jų. Niekas nepasakė, palauk, ką tu darai trečiadienio popietę vidury darbo. Mano vyras parašė, o geras, kaip fainai sugalvojai, kolegos, o geras, ką tu čia darai. Lipu į Gedimino kalną ir kad tai nebūtų tik tai toks labai toks staigus veiksmas, kuris neleistų man atsipalaiduoti, aš net į ekskursiją nuėjau. Juokauju. Taip, aš nuėjau ekskursiją, aš ten pasibuvau toje pilyje ir tai buvo apie valandą laiko. Ir aš nulipau nuo to kalno tokia motyvuota, tokia įsitikinusi savo jėgomis. Man tiesiog reikėjo lipti į kalną tuo metu, kada aš pamačiau, kad reikia jį įlipti. Ir kai aš pamačiau, kad tokie maži labai nukrypimai, tokie maži sprendimai, tada, kada tu pajauti, kad jau ta vidinė motyvacija truputėlį stringa, jie labai veikia. Taigi, su tuo bus susijusi ir mūsų pirmoji advento užduotis. Pirmiausia, aš labai labai noriu, kad kartu su Selemi ir mūsų komanda mes padėtume įtikinti mūsų vartotojas, mūsų draugės, kad mes visos turime laiko. Kaip ir minėjau, kad laikas ar taip jis praeis ir kalėdos ateis tikrai. Ir mes tikrai galime turėti laiko viskam, kam mes norime. Dėl to mes ir savo programėlę sukūrėme, kad mes turėtume galimybę turėti užrašinę, kur tu gali be jokių įrenginių, tiesiog su knygelė turėti savo laiką. O paskui, kad tas disciplinos treneris tau galėtų būti visą laiką delne, tavo rankinė ir tavo delne. Taigi mano noras būtų, jog šią savaitę jūs pasiektumėte mano pavyzdžių ir pagalvotumėte, apie ką jūs labai labai svajojate, bet manote, kad vis neturite laiko. Gal jūs labai senai norėjote nueiti į kokį nors kiną, o gal tiesiog labai norėjote pasilikti namuose ilgiau negu turėjote galimybę ir tikrai pasižiūrėti tą serialą per Netflixą. Gal norėjote susitikti su drauge, su kuria nuolat atkėlinėjate tą kavos išgėrimą. Tiesiog kiekviena pagalvokite, ką jūs labai labai norėtumėte padaryti ir jau kalėdinių laikotarpių tai apskritai atrodo, nenorėtumėte sau leisti, nes juk ir taip nieko nebesuspėjame. Tai šią savaitę mes pabandysime įsitikinti, kad laiko mes turime. Turite Selemi programėlėje pažymėti 2 dienas, kuriomis jūs pasivadovausite mano Gedimino pilies pavyzdžiu. Nesvarbu, kokia Gedimino pilis jums bus. Kaip ir minėjau, gal tai bus laikas su knyga ir kava, gal su drauge, o gal muziejus, o gal, nežinau, pirmą kartą nueisit į šokio pamoką. Na, o po savaitės mes susirinksime vėl, pakalbėti kartu su tavimi ir lauksime mūsų vartotojų įžvalgų, kaip joms sekėsi.